Ir visi pasakykime amen. Sveiki, brangieji, sėskite. Dar kartą palaiminkit savo kaimyną. Ačiū labai, Jurgita, Laurai, už švelnų vedimą į Dievo artumą. Ir Viešpats jau liečiasi prie mūsų širdžių ir jis jau atliepia į mūsų poreikius. Dievas visada pasiruošęs pripildyti trokštančią širdį, laukiančią jo. Tas, kuris laukia Viešpaties, niekada nebus sugėdintas, nuviltas. Būtinai Viešpats kažką šiandieną mums suteiks ir apreikš. Taigi Dievo namuose po truputėlį susirenkame, dar kai kas atostogauja ar ne, rugpjūčio mėnuo, ką Seimo narė atostogauja ir dar kažkas iš mūsų atostogauja. Bet viliuosi mato mus nuotoliniu ir dalyvauja su mumis kartu pamaldose nuotoliniu. Praeitą savaitgalį bažnyčia dalyvavo 2 vietose, buvo susirinkimas. Jau girdėjome paauglių stovyklą ir čia mūsų susirinkimo vietoje. Ir iš ties paauglių stovykla buvo kažkas tokio nuostabaus, be galo šviesus, įkvepiantis jauni žmonės. Sekmadienį teko patarnauti jaunimui. Ir kiekvieną kartą stovykla yra kažkoks stebuklas. Aš labai neišsiplėsiu, nes noriu, kad pati vadovė pagrindinė ir gal ar keli vadovai, ar kai nuotraukos bus, Jūratė paliudytų pati, kaip Dievas lietėsi prie jaunos kartos, prie vaikų, prie paauglių. Jaunimas irgi tarnavo ir jie taip pat buvo tais Dievo indais, kuriuos Viešpats naudojo ir taip nuostabu, žinokit, matyti jauną kartą augančią Dievo keliuose. Ir va ta stovykla, kuri vyksta kasmet ir iš tikrųjų prisideda visa bažnyčia, tai yra visų mūsų toks vaisius bendras, nes vieni tiesiogiai prisideda apie 20 žmonių tarnavo, 30 paauglių, 20 žmonių ten tarnautojai, kažkas virė valgyti, kažkas iš brolių naktimis budėjo per naktį, kad visi būtų saugus ir stovykloje būtų tvarka, Dievo gerumas. Žodžiu, bažnyčia prisideda ir tai yra kaip tos, Aidas paminėjo, kaip tos rankos bažnyčios, nueinančios jau paliečiančios ir misijos lauką, nes šiais metais tikrai buvo daug visai pirmą kartą dalyvavusių paauglių ir po to tėveliai atvyko į sekmadieninės pamaldas ten gamtoje dalyvavo, tai iš ties labai toks yra įkvepiantis dalykas. Ir tai yra kaip ir tęstinumas to, ką darom ištisus metus. Jaunimas taip pat ir bažnyčioje turi klubą, kur nagrinėja šventąjį raštą, pažįsta Dievo kelius ir čia irgi toks yra savotiškas tęstinumas. O bažnyčiai ką? Mes iš ties džiaugiamės, kai šeimas galime paremti šitame kelyje, ugdant vaikus krikščioniškai, kai vaikai laimingi, šeimos laimingos, kai šeimos laimingos, bažnyčia laiminga. O kai bažnyčia laiminga, Dievas patenkintas, kad mums viskas gerai yra, Dievui patinka. Iš ties tai, ką darome, kad dalinamės ir sulaukiame nuostabių atsiliepimų. Tai labai trumpai noriu paskaityti keletą tėvelių atsiliepimų. Ta pačią dieną, kai vaikai grįžo iš stovyklos, tiesiog kažkas iš karto pačią dieną parašė padėką. Čia mes turim tokį tėvelių messengerį ir tarnautojų, kai kurie parašė kitą dieną, dar po kelių dienų ir tiesiog noriu paskaityti tuos nuostabias padėkas, pasidžiaugimą. Pažiūrėkite, kiek džiaugsmo. Štai rašo tėveliai, mamytės, anonimiškai bus, nors yra minimi vardai, aš jų nesakysiu. Norisi labai padėkoti ir pasakyti visiems, kas padarė šią stovyklą tokią nuostabę. Didelis ačiū. Įspūdžiai patys geriausi. Tiek įvairių veiklų prigalvota, o maisto skanumas, žodžio gausumas. Sūnus sakė, kad tai buvo vienas nuostabiausių jo gimtadienių. Buvo keletą žmonių, kurie šventė gimtadienį stovykloje.
Kitas atsiliepimas. Didelis ačiū už stovyklą. Pirmą kartą išgirdau iš sūnaus, kad kitais metais stovykloje jis norėtų būti. O kitas sūnus pasakė, kas bebūtų, jis būtinai bus. Mama rašo, va ir mano sūnus, irgi labai mano sūnui patiko stovykla, nors be geriausio draugo ir nenorėjo važiuoti, galiausiai grįžo labai patenkintas ir pilnas įspūdžių ir gerų patirčių. Žodžių trūksta, kaip padėkoti. Tad labai didelis ačiū ir visus telaimina Viešpats. Dievo palaiminimas visiems. Na ir paskutinis labai gražiai apibendrina. Ačiū Dievui už stovyklą, stovyklautojus ir visus, kurie darbavosi iš visos širdies. Tai atlygina Viešpats visiems su kaupu. Vieni sėjo, kiti laistė, o Viešpats užaugins daigus. Taip ir amen. Ir tegul šitie daigai, tos atžalos, jaunos kartos, tegul auga ir tegul iš tikrųjų auga bažnyčia. Taigi, prie šitos stovyklos, kodėl norėjosi paskaityti, kad mes drauge pasidžiaugtume, prisideda visa bažnyčia, nes sudarome tokias sąlygas, kad tėveliai jie tik tai simboliškai prisideda prie savo vaikų, siųsdami šitą stovyklą, tikrai labai simbolinę kainą. Ir bažnyčia renka aukas, kad galėtų šitą stovyklą įvykti. Ir noriu pasidžiaugti, kad šiais metais jau mes surinkome per 1000 eurų šitai stovyklai paremti. Taigi jūs tai turite širdyje, jūs taip pat dalyvaujate šitoje stovykloje, jūs meldžiatės už ją ir jums taip pat didelis ačiū nuo tėvelio. Aleliuja. Taigi bažnyčia yra išties didžiulis turtas ir mums be galo reikalingas. Kiekvienam iš mūsų asmeniškai. Mūsų dvasinėme augime, mūsų vaikų ganime, mūsų jaunimo brendime, jaunų šeimų susikūrime yra reikalinga Kristaus bendruomenė žemėje, kuri mokosi vaikščioti Kristaus keliais. Ir mes šį sekmadienį būtent ir kalbėsime apie bažnyčios svarbą kiekvienam iš mūsų. Kad nei vienas nesijaustų vienišas, atstumtas, atmestas, kaip Jėzus matė bažnyčią ir bendruomenę, kokius Jėzus perdavė pamokymus, ko turi laikytis Kristaus mokiniai, statydami bažnyčią, kokie yra svarbiausi Kristaus bažnyčiaus bruožai, kaip dvasinės bendruomenės, kaip to vieneto, kaip Dievo šeimos. Mes esame išties įpareigoti atspindėti Kristaus bruožus. Ir toje kelionėje dalyvaujame visą savo gyvenimą. Tai nėra taip, kad staiga mes atsiverčiame ir jau spinduliuojame visu tuo, kas yra Kristus. Mes einame šituo išganimo keliu ir vis labiau ir labiau panašėjame į mūsų Viešpatį ir į jo viziją apie bažnyčią. Taigi mes tęsėme Kristaus dialogus su mokiniais, kur iš tikrųjų Jėzus perteikia mokinystės esmę. 16-17 skyriuje, kur buvom pastaruoju metu, kalbėta buvo apie tai, Kristus siekia, kad jie pažintų iš tikrųjų, koks yra tikrasis Mesijas. Kad Mesijas nėra šaumenas, nėra tas, kuris kažkoks ekscentriškas, traukiantis į save dėmesį, tokią asmenybę, bet iš tikrųjų Mesijas atėjo numirti. Mesijas apreiškia meilę per auką ir kviečia eiti mokinius, nelaukiant tik tai šlovės pasireiškimo, sako, kad kas nori sekti manim, teks paimti
savo kryžių ir eiti paskui mane. Mokiniui teks paimti savo kryžių. Ir kiekvienas jį atpažįstame viešpatyje, kurį mums reikia nešti. Kažką mes užtarėme maldose, kažkas dar neišsisprendžia mūsų gyvenime, kažkokie yra sudėtingi laikotarpiai mūsų gyvenime. Ir su šituo mes einame paskui Kristų. Galbūt tenka mums pakelti kažkokius gėdos momentus dėl to, kad 21 amžius, ar dar vis kažkas tiki Kristumi, dar yra reikalinga krikščionybė, argi tai net gyvena, tu sekmadienį eini į bažnyčią, argi tai vakarų pasaulyje nėra kažkokie tokie senienos, likučiai. Ir tai irgi yra kryžiaus dalis, kai mes prisiemame Kristaus kryžiaus paniekinimą. Tai vat Jėzus jisai rodo, kad mokinystės kelyje yra taip, kad tai yra didžiulė galia paimti tą kryžių ir galiausiai matyti Dievo šlovės apreiškimus. Bet taip pat Kristus ateina iki, matome 18 skyriuje, ateina iki santykio, krikščionio santykio ne tik su Dievu, koks yra krikščionio santykis su Dievu, bet kokie turi būti santykiai tarpusavyje. Kristui labai rūpi, kokie yra santykiai Dievo namuose ir bažnyčioje. Ir jau Inga pradėjo šitą temą gvildenti apie dvasios vienybės ryšius prieš kurį laiką, prieš porą sekmadienių ir dar galbūt tęstą temą. Ir pagalvoju, kaip gerai ir mums kaip tik į šitą dialogų, grinai į šitą dialogų seriją taip pat tinka šita bažnytinė tema, nes visas skyrius, visas 18 skyrius, ilgiausias skyrius, pasižiūrėkime kiek yra, 35 eilutės skirtos brolių ir sesių tarpusavio santykiams. Kokie šitie santykiai turi būti? Na ir dar prieš tai norėčiau šiek tiek, kai mes skaitysime vieną ištrauką, iš tikrųjų visos skyriaus nenagrinėsime, nes kitoj serijoje mes palėtėme 2 palyginimus iš šitos skyriaus, palyginimas apie vaikus. Kai sako, būkite kaip vaikai. Reiškia, kai apaštalams parūpo, kas yra didžiausias dangaus karalystėje, vėl tie didybės dalykai, žmogus jis linkęs į didybę, didybės manija, didžiausia mašina, didžiausias namas, didžiausia valstybė, didžiausios valstybės prezidentas, didžiausias, kažkas garsiausias, menininkas, ten dar kažkas, tie didybės dalykai. Ir šitas skyrius jis ir prasideda nuo šito klausimo. Mokiniai klausia Jėzaus, kas didžiausias Dievo karalystėje? Kas didžiausias bažnyčioje? Kuri bažnyčia pati, reiškia, pačiausia šiuolaikiniam kontekste galim pasakyti, nes yra daug įvairių krikščioniškų konfesijų, kuri dabar, reiškia, didžiausia ir kuri čia dabar svarbiausia ir ausia, ar ne? Bet Jėzaus atsakymas buvo, pasišaukė vaikelį, pasistatė jį tarp vyrų ir sakė, visi patapkite tokie kaip jis, nes tokių yra dangaus karalystė. Jeigu netapsite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Iš karto viskas išleidžiamas oras iš didybės manijos ir sako, nusižeminki vaike brangus. Reiškia, nusižeminkite, tai yra Dievo karalystės principai, jūsų santykiai, jūsų vedimas, tarnavimas, vadovavimas bažnyčio turi būti grįstas nuolankumu. Tai yra vienas svarbiausių bruožų - nuolankumas, nuolankus patarnavimas, nuolankus vadovavimas, nuolankus tarpusavio santykis, nuolanki bendrystė. Va šitie dalykai. Taigi visas didžiulis skyrius. Tačiau šitas skyrius yra labai įdomu, kad šiandienos evangelikų teologai, aš noriu šiek tiek biškutį tokį platesnį duoti kontekstą, apie tą irgi skyrių pakalbėti. Vienas iš tokių vedančių Don Carsonas, bet ir kiti
mano, kad Mato Evangelijoje yra 5 didžiųjų mokymų struktūra. Kad Mato Evangelija tarsi stovi ant šito karkaso, visi pamokymai, pasakojimai, pokalbiai, kas vyksta tarp Jėzaus ir mokinių, Jėzaus ir fariziejų ir kitų veikėjų Evangelijoje ir turi tą nematomą karkasą, kaip ir Mozės penkiaknygė, kaip Senajame testamente. Torą sudaro 5 pagrindinės knygos, žinome pradžioje, išėjimo, kunigų, skaičiai ir pakartotis įstatymas, ant kurio laikosi viso Senojo testamento šerdis. Taip Matas rašydamas žydams Evangeliją šitą į savo struktūrą nelyg įdeda tą penkiaknygę, 5 pagrindinius mokymus ir štai matome. 1 kalno pamokslas, 5-7 skyrius, didelis blokas pamokymo įtrauktas, ar ne, apie Dievo karalystės etiką. Jūs girdėjote Senajame testamente taip, reiškia, dantis už dantį, o čia jau girdite kitaip. Atleis, kaip tau viešpats atleido. Dievo karalystės etika, Kristaus etika. 10 skyrius misijos principai, kaip atrodo misija, kaip Kristus mato bažnyčios misiją ir bažnyčia misijos laukuose. Sudėliotas yra didžiulis skyrius. Toliau 13 skyriuje prasideda ištisi palyginimai apie Dievo karalystę. Mes šitą seriją praėjome ir pažvelgėme daugiau kitus palyginimus, tai Dievo karalystės veikimo principai, kaip veikia Dievo karalystė, kaip jį plečiasi, kaip jį auga, kas daro įtaką Dievo karalystės augimui. Ir tada mes ateiname prie 18 skyriaus, kuris yra tarp tų 5, tai yra bažnyčios gyvenimas. Kaip turi atrodyti bažnyčios gyvenimas. Jeigu mes užduodame tokį klausimą, kokia yra bažnyčia, kaip bažnyčia funkcionuoja, atsiverčiame 18 skyrių ir atrandame esminės gairės į bažnytinį gyvenimą, kurias pats Jėzus perteikia, ne tik apaštalai savo laiškuose, bet pats Jėzus perteikia šitas gaires savo mokiniams, kurie statys Kristaus bažnyčią. Na ir tada 24-25 skyrius, abu skyriai pilni yra paskutiniųjų laikų tiek palyginimų, tiek pamokymų, tiek aiškinimų. Taigi visoje šitoj penkiaknygiai, galim pasakyti, atsiduria Mato 18 skyrius. Tai vat iš tokios bendros perspektyvos zoominam dabar prie 18 skyriaus, artinamės ir žiūrime. Taigi Jėzus pradėdamas pokalbį apie Dievo karalystę ir, sakykime, bažnyčios santykius, pradeda nuo nuolankumo, sako, būkite nuolankus vieni su kitais, po to jis pereina prie papiktinimo temos, nepapiktinkite nei vieno mažutėlio, venkite papiktinimo. Venkite Dievo vaikų papiktinimo, venkite vieni kitų erzinimo, venkite vieni kitų pamenkinimo, nepapiktinkite. Tai, sako, pasaulyje ir taip papiktinimai yra neišvengiami, jų neįmanoma išvengti, bet vargas tam, per kurį papiktinimas ateina, ar ne? Ir Jėzus skelbia labai griežtą nuosprendį papiktinimui. Sako, jau geriau tau būtų girna ant kaklo užkabint. Ir ten kitus dalykus kalba, bet stenkis nepapiktinti. Štai tokia svarbi nuostata. Bet atvirkščiai, sako, žmogaus sūnus atėjo gelbėti, ieškoti pražuvusios avelės. Štai atsiranda avelių motyvas. Ir apie aveles eina kaip tik nuo 11 eilutės. Galim perskaityti, kadangi tai yra trumpas ir tai jungiasi su tuo tekstu pagrindiniu 15 skyriuje. Manau, kad mums čia nesutrukdys. Taigi žmogaus sūnus
Atėjo gelbėti, kas buvo pražuvę, sako Jėzus savo mokiniams. Vyksta pokalbis toliau. Kaip jums atrodo, jeigu kas turėtų 100 avių ir viena nuklystų, argi jis nepaliktų 99 ir neitų į kalnus ieškoti nuklydusios? Ir jei surastų, iš tiesų sakau jums, jis džiaugtųsi dėl jos labiau negu dėl 99, kurios nebuvo nuklydusios. Džiaugtųsi dėl laimėjų tos avelės, dėl tos, kuri pasimetė, nuklydo, suklupo, apako dvasiškai, nuklydo ir atrasta avelė atneša daug džiaugsmo. Na ir priėjome prie šito pagrindinio dabar pamokymo. Taigi avelės istorija ir dabar skaitome nuo 15 eilutės. Jei tavo brolis, pasakyk, mano brolis, mano sesuo. Tai gali būti taip pat, jei tavo brolis arba tavo sesuo tau nusidėtų, eik ir pasakyk jam apie jo kaltę prie 4 akių. Jeigu jis paklausys tavęs, tu laimėjai savo brolį, tu laimėjai savo sesę. O jei neklausytų, pasiimk su savim dar vieną ar 2, kad 2 ar 3 liudytojų parodymais būtų patvirtintas kiekvienas žodis. Jeigu jis jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei neklausys nė bažnyčios, tebūna jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką tik atrišite žemę, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums, jeigu 2 iš jūsų susitars žemę prašyti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškas tėvas jį suteiks. Kur 2 ar 3 susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Tuomet Petras priėjo ir paklausė, viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusideda? Ar iki 7 kartų? Ir Jėzus jam atsakė, aš nesakau tau iki 7 kartų, bet iki 77. Ir tada pasako, nes su Dievo karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris padovanojo tarnui labai didelę skolą. Atleido labai didelę skolą. O tas kitas tarnas, kuriam buvo atleista, negalėjo atleisti mažytės skolos savo broliui. Reiškia, visas palyginimas apie atleidimą. Prie šito palyginimo mes jau buvome pasigilinę, bet dabar pasikalbėsime su jumis apie būtent šį Jėzaus pamokymą, kaip gyventi, sugyventi, kaip tvarkytis Dievo namuose ir tvarkytis santykius, kada iškyla kažkoks tai konfliktas. Pirmiausiai, Jėzus pasako 15 eilutė, jei tavo brolis tau nusidėtų, arba tavo sesuo tau nusidėtų. Iš karto matome tokį realistinį Jėzaus požiūrį į bažnyčią ir į bendruomenę. Jis nesako, kad jeigu taip staiga ištiktų, netikėtai, tiesiog jis sako taip, kaip yra. Jeigu tavo brolis nusidėtų, tai reiškia, kad neišvengiamai nusidės, neišvengiamai įvyks konfliktai, todėl kad bendruomenė susideda iš netobulų žmonių, nors išgelbėtų, kuriems apreikšta Dievo malonė, kuriems atleistos nuodėmės, kiekvienam iš mūsų asmeniškai atleistos visos mūsų nuodėmės. Tačiau
kadangi mes visi einame tuo išganimo keliu ir mokomės iš mūsų viešpaties, jo amžino gyvenimo dėsnių, neišvengiamai, kaip žmonės, mes suklystame, įskaudiname, kažką nuskriaudžiame, kažko galbūt nesupratome, svarbiausia vengt papiktinimo, baisaus kokio papiktinimo. Bet taip atsitinka, sako, taip bus. Klausimas ne tame, ar įvyks koks nesusipratimas. Ne tame klausimas, jie įvyksta. Jie įvyksta taip, kaip jie šeimoje įvyksta, taip jie įvyksta ir bendruomenė. Nėra nei vienos bažnyčios žemėje, kurioje neįvyktų tie dalykai. Čia yra iliuzija. Čia yra iliuzija. Jėzus sako, kai įvyks, tada žiūrėk, ką reikia daryti. Ir iš tikrųjų šitame 15 eilutėje ir yra tas tikrasis raktas įdėtas. Ką reikia daryti, kai tau atrodo, kad tave nuskriaudžia, nes kartais taip atrodo, arba tave įžeidžia. Mes kartais taip tik tais jaučiamės, nebūtinai tai yra objektyvi tiesa, nes mes išgyvename įvairiausius dalykus ir galbūt tiesiog kažkas nesuprato ir tai įskaudino. Tikslas, visada tikslas yra laimėti. Ką daryti? Laimėti brolį ir sesę. Neatstumti, nepasmerkti, neuždėti kryžiaus, sakai, nieko čia nebus su tuo, bet laimėti. Pirmiausias tikslas laimėti. Ir šitie iš tikrųjų 2 graikiški žodžiai šitoj 15 eilutėje yra. Jeigu tau brolis nusidėtų, tai hamartese ir gali suklystų tavo atžvilgiu. Tai gali būti nusidėtų, tai gali nukrypti nuo tiesos. Kažką galbūt netiesą apie tave pasakė, kažkam išdėstė netiesą, tiesiog tavęs nesuprato ir tai paplatino ir panašiai. Ką turi daryti? Sako, tai bus, tai neišvengiama. Neturėk iliuzijų, neišvengiama, bet ką tada daryti? Pasmerkti jį? Ne. Bėgti pas kažką? Ne, sako, laimėti. O laimėti graikiškas žodis taip pat yra įgyti, atgal įgyti jo santykį, susigrąžinti į santykį, susigrąžinti į bendravimą. Net jeigu atrodytų, kad jis tau padarė kažkokią klaidą. Ne tu suklydai jo atžvilgiu, bet jis suklydo tavo atžvilgiu. Ir sako, tu laimėk. Ir šitas žodis graikiškas, ekerdesas, jis yra būtent iš verslininkų sferos, iš verslo sferos. Kai tu buvai kažką praradęs kažkokį pelną ar turtą ir vėl jį susigrąžinai šitą turtą, tai koks tu patenkintas būsi, susigrąžinęs tai, kas tau brangu. Gal žemė prarasta, gal buvo kažkas užstatyta ir prarasta. Ir kai vėl atgauni tai, kaip tai pradžiugina. Tai savo stiprumu šitas laimėjimas yra brolio ar sesės laimėjimas, susigrąžinimas į santykį, kaip laimėjimas šito turto. Laimėk turtą. Laimėk turtą. Nenumesk, nenusviesk, bet laimėk turtą. Ir Jėzus pasako, kaip tai reikia daryti. Jis duoda konkrečią instrukciją. Ką daryti? 4 žingsniai. Jeigu sako, tada ką tu darai? Tu nueini pas jį ir kalbiesi akis į akį. Pirmiausiai, tik dviese. Įvykus kažkokiam incidentui. Pirmiausiai, gali pagriebti telefoną ir jeigu tu skambini tam žmogui, prieš kurį kažką turi, bet ne kitam, pasuki iš karto kaimyniai ir sakai, žinai, o tai tas, taip ir taip, ir taip ir taip.
Ne tuo būdu, sako, tu nelaimėsi, o pražudysi. Jeigu tu iškart išneši savo negandą ir savo tą santykį, tą skriaudą neši kitiems, o skriaudos išgyvenimas tai yra kaip nuodų. Toksai, tą dar apnuodį, tam papasakoji, dar kitam papasakoji, apnuodį, dar papasakoji. Ir visa grupė žmonių jau susidaro nuomonę apie šitą parazitą, kuris taip įskaudino vieną sesę bažnyčioje. Ar kažkas tokio. Na, sakykime, tai yra labai žmogiški dalykai. Jėzus sako, tai bus, tai neišvengiama. Bet ką padarai, sako, pirmiausiai eini kalbėtis vienas ant vieno. Ir kalbėsi. Gal aš netaip supratau, gal aš netaip išgirdau, gal tu netaip išgirdai, gal tu netaip supratai. Pasikalbėkim, kartu pasimelskim, nes po to eina, sako, ko dviese prašys susitarę žemėje, tai bus jiems suteikta. Susitaikys, melsis, viskas bus padengta ir ryšys bus dar tvirtesnis negu prieš tai. Bus laimėjimas. Todėl ne veltui Jėzus pasako palyginimą arba Matas užrašo Jėzaus palyginimą, kad žmogaus sūnus atėjo ieškoti to, kas pražuvę. Ir mūsų širdies nuostata irgi ta ieškoti brolio, ieškoti sesės, ieškoti šito santykio. Ir pasikalbame, galbūt ne vieną kartą. Ir ne vieną kartą pasikalbame. Aha, dar nesuprantam vienas kitą. Gal dar po kurio laiko pasimelsim atskirai, truputėlį jausmai atlyš, nusiraminsime ir nueisime, pasikalbėsime. Jėzus aprašo visą procesą, kaip laimėti brolį. Procesas. Ištisas procesas. Ne toks akimirksninis veiksmas, ne staigus veiksmas, bet procesas. Gerai, neseina. Aha, dar pasimelsiu, dar pakalbėsiu. Labai sunki situacija, labai, sakykime, konfliktinė. Kartais yra tokia konfliktinė situacija, kad dviese negali jos išspręsti. Ir jeigu, sako, neišeina dviese išspręsti, nepadarai taip, kaip šiuolaikinis žmogus. Arba ignoruoji, arba užblokuoji. Išmeti iš draugų ir viskas Facebook'e. Nebėra draugo. Buvo draugas, nėra draugo. Žodžiu, labai taip, mėgstama taip, ar nubausti vienas kitą, dabar jau nebedraugausiu ir tu staiga darželį prisimeni, buvo draugai, geri draugai, staiga nebedraugai ir panašiai. Aha, sako, čia ne taip paprasta yra, tai yra visas procesas. Ir jeigu, sako, jūs dviese nesusitarėt, jums neišeina niekaip susikalbėti, nors kur 2 ar 3 ir aš esu jų tarpe, jau jeigu 2 geranoriškai kalbėsis, visada Jėzus bus jų tarpe išspręsti. Bet būna taip, kad nei vienas neturi gero noro, nei kitas neturi gero noro kalbėtis ir išsiaiškinti dalykų. Tada sakai, mums reikia dar vieno. Dar, sako, vieną ar dar 2 pasikviesk. Ir ne tam, kad padaryt spaudimą. Aš pasikviesiu savo brolį. Ir jis ateis ir išsiaiškins. Vaikystėje taip darydavo. Aš turėjau vyresnį brolį ir turiu 12 metų už mane vyresnis. Ir jau kieme mėgdavau tvarką daryti. Jeigu jau kas nesutinka su manim, sakydavau, brolį pasikviesiu. Pasikviesiu didelį brolį. Tai toks padrausminimas būdavo bachuriukų, jeigu jie kažkur į mergaičių žaidimą įeidavo. Ateis brolis. Tai kartais tas brolis ar sesuo, kitas, kuris gali būti, štai konfliktinė situacija ir sakom, gerai, gal mes jie galime pasiaiškinti ar su grupelės lyderiu, ar su tarnavimo lyderiu dar pasikalbėti, ar su pastorė pasikalbėti, tarnautojų pasikalbėti.
Nes manau, kad galėtų mums padėti dar išsispręsti dar vienas žvilgsnis ir tokia nuomonė. Ir iš tikrųjų šitame pokalbyje neturėtų būti kažkokio spaudimo. Dažnai krikščionys neteisingai šitą rašto vietą išsiaiškina, prarasdami Kristaus dvasią. Priima taip kaip procedūrinį tokį dalyką. Dviese, po to 3 neklauso, tada bendruomenė ir tada kertam. Žodžiu, uždarome visas duris. Priima kaip procedūrą. Ir ne kartą krikščionybėje toks pritaikymas jis padarė žalos, skriaudos, skilimo ir panašiai. Toks pažodinis pritaikymas, kai tuo tarpu dvasia kalba, nes žodžiai po to esantis žodžiai išaiškina, kokia yra dvasia. Sako, tai, ką jūs atrišite, žemė bus atrišta. Jeigu jūs susitarsite, jeigu jūs mokėsite nusilenkti vienas kitam ir sutarti šitoj situacijai, bus atrišta. Jeigu jūs susirišite, pas vieną mazgas, pas kitą mazgas, bus surišta. Ir neišspręsta. Ir tie kiti, kurie ateina, tai turi būti neinertiški žmonės. Tie pokalbiai nebūna nepaprasti. Iš vis tie tretieji kažkaip turėtų būti labai neutralūs, spręsdami konfliktinę situaciją tarp 2 žmonių, tik tais duodami atgarsį. Tu čia taip gal pastebėjai, tu čia taip pastebėjai, galbūt ties tuo tašku nesusikalbate. Ir viskas. Bet nespaudimą atsistoja į kitą pusę ir tada tą vieną spaudžia, kuris, anot yra suklydęs ir panašiai. Taip, sako, yra tam tikra konfliktų išsprendimo tvarka, bet ji turi būti atliekama nežiauriai, nebukai, bet jautriai, ieškant avies. Taip, jeigu esi įsitikinęs, kad kažkur įkrito, kad kažkur reikia padėti, eini išmintingai, su išmintingai žmonėm ir tada galiausiai sako, jeigu ir čia nepavyksta ne vieną kartą pasikalbėta, melstas ir panašiai, galbūt kažkokie jau labai kraštutiniai atvejai, sunkios situacijos, kažkokios yra bendruomenėje pasakomi dalykai. Ir tik galiausiai, jeigu žmogus ir bendruomenėje pasako, kad aš nenoriu nieko bendro turėti, tarytum jis pasirenka tą kelią, tiesiog visai kitą kelią, tai tuomet, sako, jis būna laisvas kaip pagonis ir tas muitininkas, kuris yra, jis pats jau pasirinko išeiti. Taigi matome, kad kvietimas yra gailestingai ieškoti, gailestingai laimėti, tarytum atkovoti tą santykį ir jį sustiprinti viešpatyje. Ir tai labai primena, tuos santykius primena, tiesiog prisiminkime šeimininį gyvenimą, kurie auginome vaikus. Vienas galbūt sunkiausių yra laikotarpių, kada vaikai yra paaugliai. Po to galbūt yra ir kiti, kada vaikai suaugę yra ir tėvai suaugę ir kažkokiais klausimais nesutinka. Bet būna toks dalykas su paauglystė, kur yra nuslystama, kad tėvams būna tiek per sunki tas, sakykime, kažkoks konfliktas ar vaiko pasipriešinimas, ar tas išsivadavimo kelias, kad tėvai kietai pasako. Ir būna labai griežto nupjovimo ir sakymo, tu man dabar jau nebe vaikas esi. Kadangi tu taip pasielgiai, tu man esi nebe vaikas. Tai va čia apie tokius, kaip išvengti tų griežtų tokių kirtimo
mišką ir kerti, bet verčiau laimėti. Ne ta prasme, kad mes tai nuodėmei pritarėme, bet tam, kad laimėtume žmogų į komandą ir draugiai išspręstume. Ieškotume, kaip įspėti, būkime komanda, ateik į komandą. Galbūt tai yra sunkesnis laikas, galbūt yra tai. Ir pabandykime išspręsti, bet neblokuokime iš karto, neskubėkime. Kristus jis tiesiog ragina santykiuose neskubėti, duoti erdvės ir ieškoti, laimėti ir neskubėti pasmerkti. Nes kiekviena situacija, ji turi daugybę pusių, kodėl žmogus vienaip ar kitaip pasirenka. Ir skubėjimas tai, ir Senam testamente pasakyta, kas skuba, tas nusideda. Skubėdami daryti sprendimus santykiuose, tiesiog mes patys nusidedame, mes patys paslystame ir patys įkrentame į santykių tiesiog nebuvimą. Ir Petras, suprasdamas apie ką Jėzus kalba, kad tai bus ilga litanija taikymosi, kovojimo už žmogų, sako, tai kiek kartų atleist man jam? Tam, kuris įskaudins mane, kiek kartų? Iki 7, aš jau suprantu, kad čia bus labai ilgai viskas, 7 kartus atleisim. Ir ne vieną kartą girdėjom, kad 7 yra tarsi tas pilnatvės skaičius, kad jau Petras jisai padidinęs yra atleidimo tą matą, nes rabinai, jie sako, 3 kartai. Senajame testamente aiškinami 3 kartus atleidai, 4 jau viskas. Žmogui tu 3 kartus davei šansą pasitaisyti ir jau po 3 šanso nebėra. O Petras sako, jis jau padidina. Sako, gerai, aš suprantu, be atleidimo aš negalėsiu jokio santykio su tuo, kuris man nusidėjo, turėti. Tai gal aš atleisiu 7 kartus. Pasistengsiu atleisti jam 7 kartus. Bet Jėzus sako, nesakau tau 7 kartus. Tu jau praplėtei ribą. Bet sakau, kad 7 kart 77, tai tiesiog tu be limitų. Jėzus nori pasakyti, kad atleidimas Dievo žmonių gyvenime turi būti nelimituotas, nes malonė nėra limituota mums. Malonė yra malonė. Dievas mums atleido visas mūsų nuodėmes ir ji yra be limitų. Sako, aš priėmiau tave. Tai ir tu atleisk. Ir dar kartą atleisk. Ir kiekvieną kartą, kai tavęs paprašys atsiprašymo, atleisk. Nes tik tai taip tu išsaugosi ir šeimą, ir bendruomenę. Neįmanoma statyti bendruomenės be atleidimo. Atleidimas, kaip ir nuolankumas, beje, yra pagrindiniai bažnyčios ženklai. Ar čia yra bažnyčia? Ar čia, kur renkasi šita bendruomenė, yra bažnyčia? Jeigu joje yra nuolankų santykiai tarpusavėje, apkalbų nenešiojimas, bet gebėjimas spręsti konfliktinės situacijas Dievo malonės pavyzdžių. Nes nuodėmė, į tikrai nuodėminga prigimtis mums neleidžia atleisti. Senajame testamente buvo toks Lamechas, kurio prakeikimas yra žinomas. Sako, reiškia, už kainą, jeigu kas kainui padarys ką blogą, bus atkeršyta 7 kartus. O už Lamechą, jeigu Lamecho šeimai, Lamecho turtui, kas nors ką padarys blogą, bus atkeršyta 77 kartus. Todėl šitie skaičiai čia irgi dominuoja, atsišaukia su Senuoju testamentu. Ir Matas evangelistas, rašydamas žydams, sako, turi keistis žvilgsnis. Nebetinka tas. Kerštas yra visada nuodėmės pasekmė.
Keršyti tai auginti nuodėmę. Auginti nuodėmę savy, auginti nuodėmę santykiuose, tuo tarpu atleisti tai dauginti Dievo malonę. Nes Evangelija visada eis tuo malonės keliu, ne keršto keliu. Kristus nekviečia į keršto kelią, bet kviečia kantriai, ištvermingai, mylinčiai, gailestingai ieškoti, laimėti, ištraukti ir sugrąžinti. Sugrąžinti santyki, atstatyti, atkurti. Ir kiek tai bekainuotų, kokį kelią bereikėtų nueiti, atkurtas dalykas, sako, atneš didžiulį džiaugsmą, nes tame bus ir atrišimas, ir nuodėmės atrišimas, atleidimas, ir nesulaikymas, ir širdies suminkštinimas, ir augimas viešpatyje Jėzuje Kristuje. Taigi, brangieji, iš tikrųjų bažnyčia jie yra panaši kažkiek į šeimos gyvenimą. Kai mes įtikime, mes patirime tokią pirmąją meilę. Mes įsikvepiame, mes turime tokį pakilėjimo jausmą. Atrodytų viešpats išaugina mums sparnus ir tu sakai, aš radau nuostabią bendruomenę. Čia renkasi nuostabų žmonės. Su jais mes galime nuversti kalnus. Ir tai yra pirmoji meilė, taip kaip vyras su moterimi susitinka. Ir tu sakai, mes visą laiką, visam gyvenimui kartu ir niekada neišsiskirsime. Bet taip dažnai ir labai gaila, kad šiuolaikinės šeimos, į šeimos gyvenimą žiūriu, dūžta, pirmieji sudužimai yra tokia statistika, pirmieji 10 metų yra daugiausiai išsiskiriančių šeimų. 1 metai, po to krizinis laikotarpis 3 metai, po to 5 metai, 7, 10 metai. Reiškia, yra pabandymai gelbėti santuoką, bet konflikto neišsprendimas ir nebuvimas tiesiog dvasios tokio vaisiaus kaip atleidimas ir atsiprašymas. Neįmanoma šeimos pastatyti be šitų dalykų. Nes ištisai gyvenime bus taip, kad ar vienas suklups, ar kitas suklys šeimoje. Taip yra. Ir nėra tokių idealių santuokų, kur tokie princas ir princesė susitokė ir jiems ilgai ir laimingai gyveno. Pasakyta. Ilgai ir laimingai. Laimingai ir ilgai gyventi gali santuokos, rasdamos šitą Jėzaus sprendimą. Nesakau atleisk iki 77 ar 7 kartų, bet 7 kart 77. Tu pamirši skaičiuot, kiek atleist. Tiesiog tai yra santykių pati svarbiausia higiena. Atsiprašymas, pamačius savo kaltę ir kito neužsikietinimas, o atleidimas. Trūksta jėgų atleist. Yra viešpats, kuris mums viską atleido, kuris yra pagrindinis šaltinis Dieve, padėk atleist. Ir tikrai stebuklas įvyks. Tikrai stebuklas įvyks. Baigiant, galime pasakyti apie bažnyčią. Galime įvardinti, kad krikščionių bendruomenė nėra ta, kurioje neklysta žmonės. Būtų neteisinga taip mąstyti. Bet ji yra ta, kurioje žmonės nuolat sugrąžinami į santykį. Jie yra laimimi mūsų visų pastangomis. Mes laimim vienas kitą santykiui, kviesdami, bendraudami, susitaikydami, atleisdami, priimdami vienas kitą ir vėl toliau einame.
ir vėl sugrįžt. Ir nėra nei vieno kažkokio užblokuoto, atstumto, palikto užribyje. Tai ne Dievo karalystės principas. Čia mes visi susitaikome, nes išties visi mes gyvename vien tik tais iš Kristaus malonės. Ne per darbus, ne per įstatymą, bet per Kristaus malonę. Amen.